Europoje vis dažniau bandoma sunaikinti nacionalinės valstybės, kas kelia grėsmę jų ateities suverenitetui. Briuselio biurokratai siekia centralizacijos visose piliečių gyvenimo srityse, o tai yra neleistina pagal sutartis. Bandoma uzurpuoti valstybių narių kompetencijas net ir tokiuose svarbiuose dalykuose kaip švietimas, nuo kurio priklauso mūsų vaikų auklėjimas ir ateitis. Primetama liberali gender pasaulėžiūra, kuri griauna tradicinį, šeimininį ir krikščioniškąjį vertybių pasaulį, kuris jau 2000 metų buvo Europos siela. Apie tai Europos parlamento debatuose apie Europos ateitį kalbėjo mūsų europarlamentaras iš Lietuvos Valdemar Tomaševski. Europos Sąjunga išgyvena vertybių krizę. Ir sakau tai visų pirma sąjungos institucijoms, kur nėra demokratijos plėtros ir laisvos politinės minties, nes atmetama didelės rinkėjų dalies valia, net iki 50%. Dvi pagrindinės jėgos šiame parlamente, Europos liaudies partija ir socialistai, nors ir teoriškai turi skirtingas programas, jau daugelį metų jungiasi kartu iš karto po rinkimo, siekdamos užkirsti kelią trečiajai jėgai. Socialistai žada socialines programas, bet jų neįgyvendina. Žada rūpintis vargingiausiais žmonėmis, tačiau palaiko prekybą CO2 emisijomis, dėl ko kyla kainos ir skursta žmonės. Europos liaudies partija tuo tarpu tvirtina, kad jiems rūpi krikščioniškos vertybės, bet negina gyvybės nuo pradėjimo iki natūralios mirties, nesaugo santuokos suprantamos kaip vyro ir moters sąjunga ir dažnai palaiko gender ideologiją, kas neturi nieko bendro su tikrais krikščionimis demokratais. Be to, abi jėgos primeta Europos Sąjungos federacijos kūrimą, naikinančią tėvynę Europą, kurią sumanė jos įkūrėjai, Šumanas ir kiti. Tokia sistema yra palanki politiniai korupcijai, kurią stebime parlamente ir apie ką kalbėjome viršūnių susitikimuose Varšuvoje ir Madride. Taip pat kalbėjome apie poreikį plėtoti savo sunkiąją ir gynybos pramonę. Todėl vardant tikro Europos solidarumo reikia trečios arba ketvirtos jėgos, kuri sugebėtų išgydyti Europą, atkurti jos tikrąjį veidą, paremtą jos šaknimis. Būtent Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija yra ta jėga, kuri tai pastebi ir nori tai pakeisti. Europai ir sąjungai reikia daugiau demokratijos ir laisvės, pagristos krikščioniškomis vertybėmis, tradicinės šeimos bei laisvos valios, nes tai yra tikroji Europos siela. Dusza Europy.